Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Atvykau į įspūdingo kraštovaizdžio Langkavi salą Malaizijoje. Čia, po Indijos vandenyno bangomis, slypi pilnas gyvybės, tačiau dar mažai pažįstamas pasaulis. Ko gero, charizmatiškiausius povandeninio pasaulio gyventojus šioje saloje tyria Malaizijos jūros žinduolių tyrimo organizacija Mareset, su kuriais šiandien ir vykstame į ekspediciją. Man šis sritis ypač artima, tad nekantrauju pamatyti, kągi mums paruošė jūra. Norėdami pažinti delfinų rūšių įvairovę ir gausumą aplinkiniuose vandenyse, tyrėjai leidžiasi į ekspedicijas šiuo mažu laiveliu. Apsiginklavę žiūronais, fotoaparatais, povandeniniais mikrofonais ir gylio bei druskingumo matuokliais pradėjome savo 10 valandų darbo dieną jūroje. Ir pirmasias kelias valandas praleidome bergždžiai stebėdami horizontą. Nejau šiame epizode nepavyks užfiksuoti ne vieno delfino. O štai ir jie. Pagaliau tolumoje pamatėme iš vandens išnyrančius pelekus. Tai kuprotieji delfinai. Komanda nedelsiant ėmė surašinėti duomenis apie stebimų 2 motinos ir jauniklio porų elgseną bei skleidžiamus garsus. Užfiksuoti aplinkos parametrai, tokie kaip gylis ir vandens druskingumas, leis geriau suprasti, ką ir kokioje aplinkoje šie gyvūnai veikia. Apie tai pasakoja organizacijos Mareset įkūrėja daktarė Luisa Ponampalom. Vienas iš būdų nustatyti, kaip jie naudoja savo buveines, yra stebėti elgseną, kad galėtume identifikuoti. Galbūt šioje teritorijoje visuomet matome juos besimaitinančius, o galbūt šioje bevedančius jauniklius ir besisocializuojančius ir taip toliau. Ir tuomet, kai uždedame tai ant žemėlapio, galime vizualizuoti, kurios teritorijos yra svarbiausios šiems reikšmingiems delfino gyvenimo komponentams. Įsižiūrėjus į užfiksuotas delfinų pelekų nuotraukas, jau 10 metų šioje saloje tyrimus vykdanti mokslininkė net įvardino vienos iš stebimų patelių vardą. Tai Džerija. Kai kurie delfinų individai pasižymi įvairiais išskirtiniais nugaros peleko randais. Iš šių delfinų pelekų nuotraukų proceso vadinamo fotoidentifikacija metu mokslininkai gali gauti daug svarbios informacijos. Norime žinoti, kokio dydžio teritoriją jie naudoja ir ar egzistuoja konkrečios vietos, kurios yra svarbesnės nei kitos. Pavyzdžiui, maitinimuisi, jauniklių žindymui ir vedimui ir panašiai. Tad naudodami fotoidentifikacijos duomenis galime iš tiesų sekti šių gyvūnų judėjimą. Tai varginantis procesas, nes reikia peržiūrinėti ištisus nugaros pelekų nuotraukų katalogus. Mes jų turime labai daug ir turime nuolat tikrinti, kas buvo pastebėtas ir kur. Žinios apie delfinų elgseną, geografinį pasiskirstimą ir migracijas leidžia mokslininkams pastebėti šiems gyvūnams kylančius pavojus. Galų gale ši sala itin pamėgta turistų. Čia netrūksta nuolat kursuojančių keltų ir kitokių laivų, kurių motorai ir keliamas triukšmas gali delfinams pakenkti. Mūsų tyrimų duomenų dėka 2018 metais šios apylinkės buvo nominuotos pasauliniai gamtos apsaugos organizacijai kaip jūros žinduoliams svarbi teritorija. 2019-aisiais ši nominacija buvo priimta, kas nesuteikia teritorijai jokios apsaugos, bet pripažįsta, jog ji itin svarbi bent 2 čia sutinkamų jūros žinduolių rūšių išlikimui – Indijos ir Ramiojo vandenyno kuprotiesiems delfinams bei bepelekėms jūrų kiaulėms. Tęsdami savo veiklą, Mareset tyrėjai siekia užtikrinti, kad šiems jūros žinduoliams svarbiose, tačiau žmogaus intensyviai naudojamose teritorijose būtų įvestos apsaugos priemonės. Dėl savo pozicijos jūrinių mitybos tinklų viršuje, jūros žinduoliai reguliuoja šiuos tinklus ir užtikrina tam tikrą balansą. Mes juos vadiname vandenyno sveikatos sergėtojais. Kitais žodžiais, jie yra vandenyno būklės indikatoriai. Kiek mažai ar daug žmonės apie tai besuprastų, vandenynas ir jūros yra be galo svarbus gyvybės išlikimui Žemėje. Dėl gaminamo deguonies, maisto, tai ir pragyvenimo šaltinis daugybei žmonių visame pasaulyje, taip pat ir čia, Malaizijoje. Tad šie gyvūnai labai svarbus, nes jie leidžia mums žinoti, kokioje sveikatos būklėje yra mūsų jūros. Anot mokslininkės, saugomų jūrinių teritorijų kūrimas siekiant apsaugoti delfinus būtų naudingas ne tik pačių delfinų išsaugojimui.
Delfinai yra dideli, charizmatiški, žmonės juos dievina, tad jų dingimas neliktų nepastebėtas. Manau, kad jie veikia kaip puikus talismanas ir pavyzdinė rūšis, kuris skatina saugoti vandenyną bendrąja prasme, kas mano nuomonė yra be galo svarbu mūsų besikeičiančiame pasaulyje.